2003 m. vasario 26 d. buvo prisaikdintas šeštasis Lietuvos Respublikos prezidentas Rolandas Paksas. Ta rytą, žengdamas jam patiestų kilimu, jis negalėjo ir įsivaizduoti, koks gi likimas jo laukia. Kad praeis vos 13 mėnesių, iš kurių net 5 bus atiduoti dar neregėtai kovai, ir jis po apkaltos štai šituose pačiuose Seimo rūmuose bus pašalintas iš prezidento pareigų. Kad po to praeis dar 14 mėnesių ir jis negailestingai sutryptas ir visam gyvenimui išbrauktas iš politikos ir vėl galės atsitiesti ir žmonėms pasakyti: štai, žiūrėkite, dėl 2 kaltinimų aš jau išteisintas. Ir greit neliks ir to paskutiniojo, dėl pilietybės. Šitokia neįtikėtina prezidento istorija tą inauguracijos rytą niekam negalėjo ateiti į galvą. Net ir tiems asmenims, kurie netrukus pirmieji Europoje ją pavers tikrove. Mes neturime bijoti permainų. Ir neturime bijoti keistis. Po keliarių metų turėsime būti kitokia visuomenė. Artimiems asmenims šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos konstituciją ir sulaužė duotą priesaiką. Todėl Respublikos prezidentas Rolandas Paksas šalintinas iš užimamų pareigų. Apkaltos procesas skelbiu baigtu. Istorija nežūsta. Istorija įrašyta bus, istorija teisinga visada lieka. Ja galima iškraipyti laikinai, bet tas, kas buvo, neišbrauksim iš atminties. Ir ta istorija perskaitys vaikai, jiems bus gėda turbūt nueit ant savo tėvų arba senelių kapinių. Kiekviename žmoguje, net gal pačiam menkiausiame žmoguje yra jau užkoduotas teisingumo jausmas. Jis yra toks pat kaip alkio jausmas, kaip visi kiti mūsų, tiesiog kaip refleksas. Ir tas jausmas visada galbūt aiškiau negu teisinė kalba dažnai, negu teisiniai procesai. Jisai pasufleruoja, kad čia yra kažkas ne taip. Kaip jūs vertinate tai, kas buvo padaryta su prezidentu Rolandu Paksu? Dviem žodžiais sunku. Begėdiška, nachališka, neteisybė. Čia mano atsakymas būtų vienareikšmis. Jis nebuvo tiek nusipelnęs, kad šitokia elgsena ir su šitokiu vulgarumu, su šitokiu teisiniu redukcionizmu, su tokiu primityvizmu būtų susidorojama. Visą tą laiką aš gyvenau ir jaučiausi tarsi ne Lietuvoje, tarsi tai būtų vis dėlto netikrovė. Ir jeigu taip reikėtų vienu žodžiu apibūdinti, kaip juoda tsunamio banga pamažu kloja mus ir nieko tu negali padaryti.
viskas buvo emocija. Tokia emocija mesta į minią ir privertusi žmonės atsisakyti minčių, analizės, kritikos. Tokia emocija, kuri pavertė iš tikrųjų, daugelį žmonių pavertė minę, galvojančią inertiškai, besielgiančią taip kaip kiti. Tiesiog taip tuo metu buvo taip atrodė, kad tu esi toks teisingas, jeigu esi prieš Rolandą Paksą. Juk buvo mesti dideli pinigai, televizija, visos laidos tos, davė, tikino be jokių faktų. Žmonės lengvatikiai, kitaip nepavadinsi, ir įtikino daugelį. Ir šiandien, kada pavyzdžiui, gydytoja nesisveikina su manim todėl, kad aš remiu Paksą. Žmogus naivus. Nu kaip tai? Taigi rasta medžiagos, kad jis tarnavo Maskvai. Jis buvo kur sakau, kur rasta. Juk aš tai esu skaitęs visos tos kaltinimus, aš žiūrėjau ypatingai. Nieko jam neprimetė. Tai jeigu jis būtų kur nors ką nors radę, pas Paksą ką nors radę, Jėzau mano, taigi būtų baudžiamąją bylą iškėlę. Labas vakaras, laisvo miesto laisvi gyventojai. Aš sveikinu su laisvės diena, su laisvos spaudos diena. Europos Sąjungai. Aš labai norėčiau, kad jūsų šitą smagų skardų raginimą išgirstų mūsų tėveliai, išgirstų visa Lietuva. Per mano gyvenimo istoriją man teko tik tai 2 kartus gyvenime matyti, kuomet valstybės prezidentas buvo pašalintas iš savo posto. Tai tas buvo Jungtinėse Amerikos valstybėse, kuomet prezidentas Niksonas priėjo prie apkaltos procesų, jam grėsė apkaltos procesas pašalinti iš pareigų ir jis pats atsistatydino. Ir antrą kartą gyvenime teko matyti mūsų Lietuvos prezidento atšaukimą ir apkaltos proceso pravedimą. Mano nuomonė, aš giliai įsitikinęs, kad Paksas tikrai nepadarė tokių didelių konstitucinių nusikaltimų, dėl kurių jis turėjo būti pašalintas iš prezidento. Aišku, reikia labai pripažinti, Paksas padarė keletą kardinalių klaidų. Ir ypatingai didelė klaida Pakso buvo, kuomet savaitę ar 2 prieš Seimo balsavimus jis staiga poną Borisovą paskyrė savo patarėjų ir kitą dieną tą sprendimą atšaukė. Tas labai neigiamai nuteikė daugelį Seimo narių, kurie anksčiau galvojo, kad šitie visiems daromi kaltinimai nėra pilnai paremti faktais ir įrodymais. Kita vertus, aš norėčiau pasakyti, kad labai turbūt sunku galvoti, kad galima buvo nepadaryti klaidų, ar tų, ar kitų. Kai tu nuo pirmos dienos esi iš tikrųjų, gal kito žodžio nespjudomas, kai tu esi psichologiškai spaudžiamas į kampą, kai tu esi priverstas kasdien teisintis ir kautis už kiekvieną tavo tą egzistavimo minutę, už kiekvieną savo žodį. Tokia būsena nei vienam normaliam žmogui, o vis dėlto ir prezidentai, ir aukštieji politikai, visi yra tik žmonės, nei vienam nėra pakeliama.
Natūralu, antrą dieną po rinkimų jau buvo formuojamas antifašistinis frontas. Įsivaizduokit, kokioj šalyje demokratinėje, tik išrinkus prezidentą, jau rengiama šutvė, kuri ateityje turės įvykdyti sąmokslą. Ta iš tikrųjų dar netgi, sakyčiau, labiausiai paliudė tas faktas, kad ponas Borisovas iki šiol yra Lietuvoje, laisvas, sveikas, vaikšto. Ir jeigu tas žmogus, kuris kėlė neva tokią grėsmę nacionaliniam saugumui, su juo nieko neatsitiko, tai ką jau čia bekomentuosiu. Tavo klaida su Borisovo tam paskirimu visuomenį patarėjų, tai tiesiog jau buvo damušto žmogaus toks desperatiškas žingsnis. O visa kita, man sunku vertinti politiškai, ar tos klaidos yra reiškia labiau svarbios ar ne. Bet teisės požiūrių, tai akivaizdu, kad Paksui buvo pritaikyti labai aukšti standartai. Ir jeigu tokių standartų laikytųsi mūsų politikai, tai mes tikrai galėtume džiaugtis, kad mūsų valstybė yra pavyzdinė. Bet jeigu mes ir po apkaltos dabar, kaip jūs pasakėt, laikytumės tų standartų, ar ne, tarp politinėme elite kas nors liktų gyvas? Abejoju. Abejoju, iš tikrųjų tada nežinau, kas turėtų mūsų šalį valdyti, nes aš manau, kad kitų tada apkaltos turėtų būti žiauresnės. Jeigu vadovautis tais standartais, kurie buvo suformuoti Pakso apkaltos metu, tai šiandien turėtų lėkti iš postų beveik didžiuma, aukštybėje esančių žmonių, o jeigu jie nelekia, tai reiškia, kad Paksui buvo pateikti paaukštinti reikalavimai. Už tokį dalyką žmogų morališkai sužlugdyti, už suteiktą pilietybę žmogui, kuris buvo apdovanotas buvusio prezidento, ankstesnio prezidento Valdo Adamkaus ordinu už nuopelnus Lietuvai, o už pilietybės sutikimą nusipelniusiam Lietuvos žmogui pilietybę suteikti reikia jį sudraskyti gabaliukus. Absurdas. Absurdas, nežinau, ar yra valstybė tokia. Tuo tarpu, kai šiandien tie nusižengimai ir visos šitos istorijos su sugriuvusiais bankais, su EBSV, su ponu Petriku, kurį palėtė kairėje pusę, su Mažeikių nafta, kurį palėtė ir purvų į ilgam uždrabstė dešinėje pusę, Alita, kitos istorijos, kurios čia buvo ir po to šitie tomai su didžiausia pompa, su žurnalistų kameromis, vežami į konstitucinį teismą, žiūrėkit, mes nuteisėme Respublikos prezidentą. Ne, jūs, ponai, nuteisėte save, bet sprendimas ateis kiek vėliau. Tai pilietybės suteikimas yra šiurkštus pažeidimas ar ne konstitucijos, o Mažeikių naftos istorija ne. Tai va, aš kaip tik tą pavyzdį norėjau, kad ten buvo padaryta tautai 700 milijonų žala. Ir niekas už ją neatsakingi. Štai šitas žmogus, kurio, jeigu pripažinsime, kokie tai formalūs pažeidimai, kurie nesukėlė jokios tautai žalos,
vadinasi, tapo žymiai sunkesniais pažeidimais už ažanos. Vadinasi, užtat čia mes įkeliam šitą. Ir kol yra dvigubų standartų logika, to logikos iš vis nėra. Ir čia mes pašišęs klausimas, man nors neturi prasmės. Mano vienintelis buvo labai trumpas ir aiškus atsakymas, kad Williams turi būti Lietuvoje ir čia apie tą klausimą nėra ko kalbėti, o apie detalės aš negaliu kalbėti, kadangi aš iki šios dienos nežinau nei kas kalbėta, nei kas susitarta, nei kas prižadėta, nei kas parduota, nei kas pirkta. Jokių sutarčių, ar rašytinių, ar žodinių, ar kitokių su Borisu nesu pasirašęs ir nežadu pasirašyti. Jeigu kas nors dėl šito dalyko abejotų, aš siūlyčiau prisiminti 99 metus sutartį tarp Lietuvos ir Amerikos kompanijos Williams. Galėdamas išsaugoti savo kėdę, aš galėjau pasirašyti sutartį, bet ir tada nepasirašiau. Ne mano madoj tokius dalykus daryti. Antras dalykas, ką norėčiau akcentuoti, mėlėjai mano, nei konstitucijos, nei priesaikos, nei įstatymų aš nesu pažeidęs. Ir viskas, kas yra surašyta dabar, laikinosios komisijos, kurį vadovaujama buvo sakoma, išvados, yra gandai, prielaidos ir prasimanimai. Ta drąsiai jums teigiu. Ir aš manau, kad užteks proto ir teisininkams, ir kitiems žmonėms atskirti pelus nuo grūdų. Ta drąsiai aš jums sakau. Jūs esate žinomas teisininkas, profesorius, taip? Monografiją parašęs, sako, didžiulę, taip, apie teisinės valstybės kūrimą. Ir jums, ką, nekelia abejonių, kad Rolandas Paksas už pilietybės suteikimą Borisovui buvo nubaustas nepagrįstai? Taip, aš ten nerandu argumentų. Aš, pavyzdžiui, studentams tada sakau, po šito konstitucijos teismo tarimo, kas yra teisė, aš nežinau. Aš priklausau prie tų, kuris visgi galvoja, kad prieš Paksą buvo pakankamai moralinių įkaičių, kad kaip prezidentą jį nušalinti. Bet aš laikausi tokiu principu, kad visiems turi būti vienodi kriterijai. Jeigu Paksui, tai ir kitiems. O dabar gaunasi Paksui, kai kas, tarkime, telefoniniai pokalbiai įrodymai, Zuokai neįrodymai. Ir mes matome, vat, tas pats šitas Zuoka, kuris dalyvavo aktyviai Pakso vertime. Aš, pavyzdžiui, vieną gretą nestatyčiau, nes visgi aš skeptiškai žiūrėjau į Pakso prezidentavimą, bet, tarkime, į dabartinę jo buvusio oponento Zuoko, tai aš galvočiau, kad kiekvienoje normalioje visuomenėje tai jis ne tik negalėtų būti meru, bet be baudžiamosios bylos sunkiai įsiverstų. Labadiena! Aš tikrai atsiprašau už daugelį dalykų, kurie buvo padaryti daugelio valdžių. Tame tarpe ir aš kaip miesto meras. Ne viską padarau, kad gyvenimas. Rolandui Paksui, man atrodo, čia jau ką mažai bepadės, bet būsimiesiems prezidentams turėtų būti pakankamai aišku, jog su įstatymais, netgi prezidento atveju, gali būti pasielgiama visiškai neįstatymiškai, visiškai neteisėtai. Tai kodėl vis dėlto buvo peržengti tų, kurie inicijavo apkaltą, iš jų pusės peržengti esminiai dalykai? Todėl, kad Lietuvoje kol kas galioja telefoninė ir kabinetinė teisė.
man labai keista yra Seimo pirmininko elgesys, kuomet jis pranešė, kad būk tai gavęs kažkokią tai pažymą iš valstybės saugumo departamento. Ta pažymą nepristatė prezidentui susipažinti su ją, bet toj pat Seimo frakcijų atstovams išdalino kaip kaltinamą į aktą. Ir nuo to viskas prasidėjo tada. Labą dieną. Aš esu teisininkas, aš žinau, kas tai yra žmogaus teisės, žinau, kas tai yra žmogaus teisė į privatumą, žinau, kas tai yra operatyvinė informacija. Ir manipuliavimas operatyvinė informacija, aš iš karto pasakiau, kad tai yra atominis ginklas ir jeigu jį paleis valstybėje apyvartą, tai čia kiekvieną galima sužlugdyti. Ir mane trikdė asmeniškai būtent žmogaus teisų pažeidimai. Ir galų gale ta manipuliacija, pagarsinimas valstybinių paslapčių, operatyvinės informacijos, tai yra savaime pažeidimas. Tai viskas prasideda nuo pažeidimų. Tai mane tas šokiravo. Jeigu taip jau kalbėti tiesiai pasakyti, aš jo nei pažinojau prieš rinkimus asmeniškai, gal kur probėgom kokią mitingę, kai kažkada vyko, gal teko susitikti, o paskui teko šiek tiek įsitraukti, tai jau ėjo klausimas ne Paksą gynimą, o ėjo demokratijos, valstybės gynimą, nes tautos išrinktas žmogus, kokie 3 jaunuoliai suorganizuoti ir pakurstomi šalina prezidentą. Tai kągi, tai reikia gal tada referendumą daryti tautai ir sakyti, kad va toks atvejis, 19 punktų kaltinimų ir kas liko. Jūs žmogus esate gerai žinomo likimo, bet aš vis dėlto priminsiu tiems, kurie matys šitą pokalbį, kad jūs esate žmogus, kuris 25 metus praleidot lageriuose ir kalėjimuose tarybiniais laikais, ar ne, kovotojas, vienas garsiausių Lietuvos su ta sistema. Tai 4 kartų teisėta, valdžia, rusų valdžia reiškia. 4 kartų teistas ir jūs dabar imate ir ginate Paksą. Kaip tai suprasti? Ne Paksą, tvarka valstybės. Valstybė turi būti tvarka. Kaltos metu buvo nuolat kalbama, kad štai Paksas yra susijęs su Rusija ir vos net ten buvo duodama suprastų jos spec tarnybą ir dėl to jis kelia pavojų Lietuvai ir dėl to jį reikia nušalinti. Jūs tai neišgąsdino tokie kaltinimai? Nei kiek. Nes čia pirmiausiai prieš kaltinant, joks žmogus negali būti apkaltintas, mes prisijungę jau buvom prie tų paktų tarptautinių, reiškia, konvencijų, kol nepraėjo tas kaltinimas visas teisinės institucijas, į kurias jis gali kreiptis. Tai žmogus negali būti apkaltintas. Ir iš ankstas toks apkaltinimas jau pasirodė, kas darosi. Jums nekelia abejonių, jog jis nebuvo nusipelnęs savo veiksmais tokios bausmės? Jokių būdų, jokių būdų. Čia suokalbis, perversmas. Perversmas, jūs sakot? Tiesiai sakau, perversmas. Perversmas, inscenizuotas, paruoštas perversmas valstybinis. Žinoma, šiandien ne tie laikai, kad neišvesi kariuomenę į aikštę. Jūs pasakėte 3 kaltinimai. Pačioj pradžioje buvo jų 17. Jų buvo 17 aplinkybių, pagal kurias buvo pradėtas darbas. Ir tos aplinkybės iš tikrųjų skambėjo labai baisiai, jos skambėjo labai nejaukiai kiekvieno žmogaus, kuris tada žiūrėjo televiziją arba skaitė laikraštį arba klausėsi radijo, kad prezidentas atseit susijęs su užsienio žvalgybomis, pats žvalgybomis, kad jis susijęs su organizuotais nusikaltėliais, su mafija, kad čia vyksta kažkokie baisus dalykai. Kam tas dalykas buvo daroma? Rizikuojant šalies prestižui,
rizikuojant atrodyti prieš kitas valstybės, kad čia absoliučiai netvarka, nes jeigu net jau ir prezidentas susijęs, tai kas tada su kitom institucijom? Ogi buvo vienintelis tikslas - išgąsdinti Lietuvos žmonės. Vyko kova už Lietuvos žmogaus nuomonę. Iš tikrųjų, pats Pakso išrinkimas jau automatiškai panašu buvo nepriimtinas, netikėtas ir nepriimtinas daugeliui, na, vadinkim, Lietuvos politinio elito, ar ne? O kodėl jis buvo neprimtinas, jo išrinkimas, jeigu jis pats buvo to elito atstovas Rolandas Paksas, juk užėmė pareigas mero, 2 kartus premjero Lietuvos Respublikos, kodėl jis buvo neprimtinas? Aš manau, kad jis turbūt iš dalies griovė tą visą sistemą, kuri reiškia, Lietuvoje yra įsigalėjus. Tai yra, kad vis dėlto, netgi būdamas meru ir būdamas premjeru, ir po to visi tai, reiškia, pasitraukęs iš tų 2 postų, prisiminkim pagaliau jo žingsnį su Vilnium, su Mažeikių nafta, kai jis pasielgė iš tikrųjų taip, kaip niekada nesielgdavo dažniausiai politikais, tai yra atvirai pripažino savo silpnumą. Galbūt taip galima sakyti, bet, reiškia, pripažindama savo silpnumą, vis dėlto jis tuo pačiu, kaip dabar jau galima sakyti, galbūt bandė išgelbėti Lietuvą nuo klaidingo žingsnio. Tai šia prasme Rolandas Paksas jau buvo nebe elitas. Surašyti po dokumentu, kuriuo įtvirtinamos, mano galva, nepriimtinos Lietuvai sąlygos negaliu. Negaliu, nes mano įsitikinimu šitos sąlygos gali būti lemtingos Lietuvos ekonomikai, jos ūkiai, jos žmonėms. Ar šiandien aš klystu, prognozuodamas tokias pasiekmes, parodys tik laikas. Tačiau dabar elgiuosi taip, kaip man liepia mano sąžinė. Iš jo buvo galima laukti, kad jis nesielgs pagal taisyklės, kurios galioja iki tol Lietuvoje. Nesakau, kurios geros ar jos blogas, galbūt vieniems labai geros, kitiems galbūt blogas, bet Rolandas Paksas panašu, kad jisai buvo, na, į jį buvo žiūrima kaip išsišokė. O prezidentas iš tikrųjų leido savo tokį labai negerą dalyką pasakyti, kabutėse negerą. Jis yra pasakęs, kad nei rusams, nei amerikiečiams aš netarnausiu. Čia jau buvo iššūkis. Kaipgi šitaip, visi tarnauja kažkam, o tu čia vienas niekam nenori tarnauti. Tai vadinasi, mes padarysim, kad tu tarnautum. Ir tuomet, kai padarysim, tuomet tau ir primesim šitą kaltę. Buvau meras 2 kartus, premjeras 2 kartus, opozicijos lyderis, Seimo narys, prezidentas. Ir esant anose pareigose, nuo kurios jūs sutikite, yra svarbios valstybei, nebuvo jokio ryšio su Rusija ir su Rusijos įtaka. Ji labai staigiai atsirado ta įtaka, kai aš pradėjau keisti saugumo departamento vadovą. Kai prezidentas Rolandas Paksas pareikalavo, kad būtų panaikintas senaties terminas už sunkius ekonominius nusikaltimus valstybei, kad būtų ištirta Mažeikių naftos byla ir kaltieji sėdėtų ten, kur turi sėdėti, kai buvo šalinami teisėjai už tai, kad jie susisiejo savo gyvenimą, savo darbą su kontrabandistais, kai buvo pakelta žemgrobių ar žemvaldžių istorijai panašus dalykai. Ir kai sistema, ta politinė sistema, kuriai buvo labai gera gyventi, pamatė, kad prezidentas nejuokauja. Nejuokauna. O paprasčiausiai daro tą, ką sakė prieš prezidento rinkimus. Štai atsakymas. Kodėl neklausomas, nieko neužmetęs, 5 laipsnius galim uždėti. Ir taip sudėtingai kaip atrodo, ar? Nesukalbamumas tą žmogų turbūt pražudė.
tam tikrų sferų atsisakymas bendradarbiauti, jo atsisakymas bendradarbiauti, paklusti. Šitas dalykas jį pražudė. Jo noras įsilaikyti reiškia, taip atsakyti, vis dėlto prezidentas esu, ką jūs man padarysit, man nepatinka, ką jūs siūlote, aš nesutiksiu su to niekada, aš turiu savo nuomonę čia, šitas jį pražudė. Nenoras tartis paklusti kokiam sferom? Įvairiom. Sakykim šiandien, kad įvairiom. Apgokirėje žolėlis pasvirelį, sunaitėlis pasnėlelį, sunaitėlis. Jūs ten buvot prabilęs apie tokius dalykus, kurie dabar, kaip pasakyti, labai nepopuliarūs, ar ne, kaip tautinis orumas. Tautinis orumas. Nacionalinio pasididžiavimo programa. Taip, tai čia, dabar, kai viskas unifikuojasi, tirpsta sienos, mes tapome vienos didžiulės valstybės dalimi ES, tai šitokios kalbos, kaip pasakyti, ar jos nėra iššūkis tam tikras? Iššūkis kam? Tendencijai bendrai? Tie, kurie nori globalizuotis, kurie nori niveliuoti absoliučiai mus, kaip tautą, mūsų kalbą, papročius, mūsų galimybės, tiems taip iššūkis. Bet tautai tai yra galimybė. Tai yra galimybė. Tai yra galimybė išlikti. Kaip išliko mūsų protėviai, mūsų tėvai. Kalbant apie mūsų istoriją. Tai aš niekaip nesuprantu ir nežinau, gal jūs sužinosit, kas yra pagrindiniai tų visų architektai reikalų. Vat su laiką paaiškės, kur pagrindiniai architektai sėdi. Ar tai kitoj šaly, už jūro marių gali būti. Ar už miškų? Ar už miškų. Rusijai nelabai tikisi. Manyčiau, kad jungtinės pajėgos. Galime taip turbūt pasakyti. Nes vis dėlto tokiai operacijai ryžtis reikia didesnės drąsos ir didesnio užnugario. Nes vien savom pajėgom nebūtų ryžtasi, man atrodo, padaryti, nes tai vis dėlto lietė Lietuvos valstybės prestižą ir Europos Sąjungoje, ir pasaulyje. Tai vietinėmis jėgomis aš nelabai linkęs pasitikėti, jos buvo daugiau kaip tarpininkės. Tai turinčios, suprantama, savo labai angažuotų interesų. O kas ir yra baisiausia, man pavyzdžiui, dalyvavusiai tuose įvykiuose, man ir yra baisiausia, kad net praėjus dabar 2 metams aš nežinau kas. Ir visa tai, kas yra tik spėliojimų lygmenį, tiesiog mane žeidžia kaip žmogų dėl to, kad tiesą sakant, aš manau, kad ir Rolandas Paksas pats nežino. Viskas yra spėlionės ir gandai, tai yra, tiesiog net gėda prisipažinti. Nors dirbote toj komandoje. Aš apskritai kartais nežinau, kas Lietuvoje yra galingiausias. Kas iš tikrųjų Lietuvą valdo, aš iki dabar nežinau. Nes aš labai dažnai mačiau ir dabar matau, kad tie žmonės, kurie užima aukščiausius postus, yra gana negalingi. Marionetės. Jie yra negalingi, jie yra, vis tiek tą žodį pažeidžiami labai lengvai ir jie ir patys yra pasimetę. Nes aš mačiau daug tų aukštų pareigūnų ir mačiau, kad jie nesijaučia, kad yra valdžia sutelkta jų rankose.
pagrindiniai, jūs turite aukščiausi pareigūnai, nesijaučia, kad jie yra vadovai Lietuvos. Nesijaučia. Todėl, kad visada kyla kažkokios bangos, kyla kažkokie tai inicijuojami kažkokie įvykiai ir tada, kas yra užsakovas, kas yra autorius, lieka tik spėlioti. Aš turiu, sužodžiu negaliu, neaplegaliu. Vietajas net man gražu, bet nenors perėti vaikų, neaplegaliu. Viskas prasidėjo tada nuo labai vieno iškalbingo ir galbūt jau dabar primiršto fakto. Nuo to, kad jūs pasiūlėte į Valstybės saugumo departamento direktorius vietoj Mečio Laurinkaus, taip, ir jo proteguojamo įpėdinio pono Pociaus pasiūlėte kitą žmogų, kitą kandidatą, tai yra Gintarą Bagdoną. Taip, buvo toks faktas. Ir staiga viskas sprogo. Kodėl? Aš galvoju, kad daugelis saugumiečių arba tų politikų, kurie kontroliuoja saugumiečius, arba tų politikų ir visuomenės veikėjų, kurie yra padarę ne visai gražių darbų Lietuvoje, įvyko didelė baimė. Didelis sprogimas. O gal iš tikrųjų ateis naujas kontražvalgybininkas, labai gerai įvertintas vakaruose karininkas, profesionalas, labai gerai įvertinamas NATO tarpe ir atidarys tos stalčiukus. Ir pasižiūrės, kas ant ko, ant kiek žmonių ir kokia informacija yra surinkta ir kaip yra toliau renkama. Ir nutarė smogti, nebelaukiant daugiau nieko. O kodėl vis dėlto Gintaras Bagdonas, kuris vadovauja Krašto apsaugos ministerijos kontržvalgybai, taip? Jau. Antras operatyvinis departamentas. Kodėl jis vis dėlto neįtiko, o įtiko tas žmogus, kuris vėliau buvo paskirtas, aš turiu menį poną Pocių, ar ne? Ir įtiko net žinant, kad jisai ten turi tam tikrus laipsnius atitinkamų struktūrų, ar ne? Taip. Karinius. Taip. Kaip čia dabar yra? Tai gal todėl ir įtiko, kad turėjo tos atitinkamo KGB struktūrų laipsnius. Pabandykime lenkti pirštus. Valstybės saugumo departamento vadovas KGB rezervistas, sakykime, KGB karininkas. Vienas. Lenkiam antrą pirštą. Užsienio diplomatijos šefas Antanas Valionis, KGB karininkas. Rezervo ar KGB, aš nenoriu čia plėstis. Ponas Paulauskas laiko juos, arba jie abu prie jo koją tiesiog prikabinti, laiko juos. Ir savo laiku ponas Artūras Paulauskas, man atrodo, dirbo centro komitete ir atitinkame skyriuje, kurio pavaldume irgi buvo. Administraciniai organai. Administraciniai organai, kurie buvo atsakingi būtent už jėgos struktūras. Tai yra trečias. Lenkiam pirštą, kad buvęs pirmasis komunistų partijos sekretorius Algirdas Mykolas Brazauskas tiesiogiai kuravo KGB struktūrą. Ir galim lenkti pirštus. Man yra labai keista, kai mūsų prezidentas Valdas Adamkus labai susirūpina, kai Druskininkuose yra išraunamos kelios pušys, kad pastatyti benzino kolonėlę, kad miestas turėtų kolonėlę. Aš atsimenu tą pavyzdį. Buvo didžiausias triukšmas, bet visiškai nekreipė dėmesio, kad dviejose institucijos vadovai yra KGB karininkai. Tos struktūros, kuri vežė Lietuvos žmonės į tremtį, kurie šaudė, naikino, padarė labai daug blogo. Aš užduočiau tokį retorinį klausimą. Baltijos kelyje, kai mes stovėjom, arba prie parlamento, kai mes stovėjom. Ar nors vienas galėjo įsivaizduoti iš tenai esančių, kad prabėgs kažkiek tai laiko ir tų struktūrų vadovais bus KGB karininkai. Ir niekam tas nerūpi. Tai galbūt todėl Arvydas Pocius ir tiko tos sistemos vadovu, o Gintaras Bagdonas, nebūdamas toks, netiko. Tai kas tada jūs nuvertė? Štai klausimas šitam kontekste. Kas jūs nuvertė? Su Rusijos pavojaus vėliava. Jūsų atseit keliamo pavojaus.
tam, kad įvertinti, dar manau, kad yra maža vien tų dokumentų, vien tų prisiminimų, kur yra sudėta šitoje knygoje, bet dar reikia prieiti, sakysim, prie Amerikos, prie Izraelio, prie Rusijos saugumo archyvų ir pažiūrėti, ar nekišo jų iš kur nors iš tų jų ragai. 3, 4. Užtrauksim naują giesmę, broliai, kurią jaunimas nesupras. Ne taip gyvensim, kaip ligšioliai, kitas mąstysime. Kaip čia pavyko tada padaryti iš jo tokį baubą, ką? Vos neparsidavusi kitai valstybei. Žinot, kuomet aš grįžau į Lietuvą, aš buvau pavadintas raudonų komunistų ir visais kitokiais vardais. Nors aš visą gyvenimą kovojau už Lietuvos laisvę, nepriklausomybę ir visą laiką mane skaitė Amerikoje net radikalių dešiniojų. Bet staiga grįžus į Lietuvą, aš tapau radikalus kairysis, kurio aš niekad nebuvau ir nesu. Tai buvo padaryta tam tikrų asmenų sąmoningai tikslu, kad mane diskredituotų ir kad aš nebūčiau, reiškia, kai kam stovintis ant kelio. Tai panašus procesas vyksta ir su gerbiamu Paksu. Lygiai taip pat, kai buvo labai daug neteisybės ir mūsų kovos metu, Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas buvo egzilinė Lietuvos vyriausybė. Mes atstovavome Lietuvą nuo pat 43 metų, kuomet Vlikas buvo įkurtas Vilniuje. Bet per visus tuos metus nepaprastai daug intrigų buvo, nepaprastai daug melų buvo, diskredituoti Vliko veikėjus vadovus. Ir buvo daroma irgi kai kurių lietuvių rankomis. Tai čia yra tęstinumas to pačio proceso. Todėl man labai sunku suprasti dabar gerbiamą mūsų prezidentą, kaip jis gali toleruoti, kad jį atstovautų buvęs KGB kapitonas. Tai yra žiaurus dalykas, sunkiai suprantamas, ypatingai, kad mūsų konstitucija suteikia prezidentui didžiausias teises kaip tik užsienio politikoje. Ir Adamkus tapo, reiškia, prezidentu, tai tik tai, aišku, mūsų. Apkaltos dėka, norit pasakyti? Taip, apkaltos dėka, jisai būtų, niekas būtų buvęs. O tai reikalinga buvo valdomas prezidentas. Marionetė. Ką jam pasako, ar vykdo? Dar čia jau paskelbė, kad šitągi Rūta Grinevičiūtė apie KGB rezervistą užsienio reikalų ministrą, toj laidoj, a jis jau reikia iš Vašingtono, reikia, kad ne, tai yra doras žmogus, tai kas galų gale? Ko jis bijo? Vadinasi, yra kažkur tai už jautrios vietos jis yra pakabintas. Aš kalbu apie kokius nors įkalčius, kurie leidžia šantažuoti. Ką šantažuoti? Ta, kuris yra nepaklusnus. Ir tokiu būdu susidaro grupė valdančiųjų padėtų žmonių, kurie ir kontroliuoja baudžiamumo ir nebaudžiamumo zoną. Vienus baudžia, kitus ne. Ir Artūro Paulausko vaidmuo čia akivaizdus, turint omeny jo teisininko karjerą, taip? Artūras Paulauskas yra įžvalgus, gudrus ir svarbiausia, valdantis labai galingą informacijos klodą, kuris gali būti pražūtingas jo partneriams. O kai Artūras Paulauskas ima ginti Pakso asmenį Lietuvą nuo Rusijos, kaip jums tai atrodo? Na, man atrodo sapnas. Aš galvoju, ar aš sapnuoju, ar čia kas nors kitas kliedi. Aš norėčiau pasakyti, Dievo avinėlį, kur sunaikintų pasaulio nuodėmes, o jis to nuodėmė, man atrodo, ne vieną turi. Ir jis dabar yra toks šventas,
ir nori, nežinau, tą laikyseną, tai tiesiog iš šalies pažiūrėjus, tai jis yra nuostabus politikas. Bet argi neslypė po tą ramybės kaukę niekšybė, tai aš abejoju. Kas buvo svarbesnis, inicijuojant šitą visą puolimą prieš jūs, Artūras Paulauskas ar vis dėlto Algirdas Brazauskas? Kad aš jų neišskirčiau, man atrodo, jie puikiai kartu dirba. Ir nežinau, ar teisinga mano informacija, bet ne vienoje vietoje Lietuvos būdavo susitikimai, planuoti susitikimai, kaip tinkamai pasiruošti nuvertimui. Ir man atrodo, kad ten jie sėkmingai dalyvauja. Brazauskas, mano supratimu, yra klasikinis konformistas ir pačioje pradžioje, kur jam nebuvo aišku, tik jis neprisidėjo, nepamirškim šitą. Jis visą laiką sako, aš nežinau, jis įsisukinėjo. Brazauskas priklauso tų veikėjų, kur pergalė aiškiai, tai jis bus su tais. Nežinau, ar teisinga ta mintis, ar neteisinga. Aš ją girdėjau iš, man ją pasakojo Algirdo Mykolo Brazausko partiečiai. Jie pasakojo, kad Algirdui Mykolui buvo padėta ant stalo dokumentai. Ir buvo pasakyta, jeigu tavo pozicija ir bus toliau tokia nuosekli, tai šitie dokumentai bus viešinami. Štai su kuo aš siečiau pozicijos pakeitimą. Kaip matot, tas jo neišgelbėjo. Pozicijos pakeitimas jo neišgelbėjo. Kaip matot, tie dokumentai yra viešinami. Kaip matot, šiandien jis yra taikikliai. Aš kalbėjau jam ne vieną kartą. Susitikime, privačiam susitikime. Premjerė sakiau, jūs būsit sekantis. Turto godumas ir gobšumas supriešino tautą ir prarado pasitikėjimą valdžia, teisėtvarka, žiniasklaida ypatingai. Ir aš nežinau, kokie gali būti juodvarniai mūsų aukščiausiam teisme, kad šitokį sprendimą priimti. Aš nežinau, kur jų sąžinė, ar jie prabyla, ar jie pasikalba su savim. Jūs su savo sąžinė. Turite omeny konstitucinį teismą? Taip, konstitucinį. Taigi aukščiausias mūsų organas, kurio mes turim visi pasitikėti, aš netikiu. Aš Lietuvoje nieko nebetikiu. Tiesai mūsų supratimu yra didesnis dalykas negu kad konstitucinis teismas ir jis privalo irgi laikytis teisingumo. Tas yra ir jei jau yra konstitucija, tai nevalia niekap jo pažeidinėti, net ir pačiam konstituciniam teismui. Bet ar čia nešiurpiai skamba, kai štai va jūs, Helsinkio grupės nariai, tai yra žmonės, kurie kovoja už žmogaus teises net tarybiniais laikais, taip? Tarybų Lietuvoje, taip? Ir štai jūs dabar sakote, kad konstitucinis teismas pažeidžia konstituciją. Ar tai nešiurpiai skamba? Tai aš gal pasakyčiau, tai baisiai skamba. Šiurpus, tai čia per švelnų žodį. Ta, ką mes gerbėm ir laikėm, kad tai teisingumo jau paskutinė instancija, laukiam, kada tars teisingą žodį, dėja mes jo nesulaukiam. Tas yra, kadangi matėsi, kad ir konstitucinis teismas yra politizuotas. Tai ką kalbėt
apie teisingumą, kai net tokia instancija kaip Konstitucinis teismas įsivėlė į politinius dalykus. Taip sakant, jūs esate tikras, kad jie buvo vienoje iš pusių, taip? Taip. Aš įtariu, kad jie labai vertina savo turimą gerbuvį, nes maža visuomenės sluoksnio ar grupių, kurie būtų taip aprūpinti kaip Konstitucinis teismas. Vien tai, kad jie sutinka, kad su tais atlyginimais, kad jiems būtų mokami tokie atlyginimai, tai rodo, kad nėra pilnai morali publika. Kągi reiškia jūsų garsioje knygoje apie Rolando Pakso apkaltą taikinys numeris 1, ten, kur jūs kalbate apie Konstitucinio teismo narius, tokios keistos užuominos. Jūs lyg ir lyginat, jei aš teisingai supratau, teisėjo grandinę su kilpa ant kaklo, ar net kalbate apie kažkokį keistą gerklės perkandimą? Mano mintis, dėl kurios knygoje atsirado šitą pastraipėlį, yra paprasta. Žmogus neturi savo asmeninių problemų perkelti ant visų žmonių pečių arba valstybės. Lietuvos ryte buvo kažkada išspausdintas straipsnis, kurio pabaigoje maždaug tokia sakinys, aš jį prisiminsiu. Dažnai į ligoninės patenka žmonės, kuriems skruosto, nosies, ausies gabalą iškanda gyvūnai. Dažniausiai šunys. Tačiau neseniai mikrochirurgai operavo vyriškį, kuriam ginčo metu žmogus iškando gabalą kaklo pavadžio ar audinio. Tai mano mintis ir yra tokia, kad jeigu tokių emocijų valdomas žmogus priima valstybės masto sprendimus, tai jis iš tikrųjų kanda gerklę jau ne stalo sugėrovui, o visai valstybei. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas nutarė. Pripažįsta, kad Lietuvos Respublikos prezidentas 2003 metų balandžio 11 dienos dekretas numeris 40 dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo išimties tvarka. Šiandien aš grįžau iš Strasbūro. Aš grįžau iš to miesto, kur kiekvieną kartą eidamas pro žmogaus teismo rūmus, aš pagalvoju, štai šitoj vietoj turi spręstis Lietuvos ateitis. Šitoj vietoj spręsis Lietuvos ateitis, kai bus priimtas sprendimas dėl to, kas buvo teisus ir kas neteisus šitoj prezidentų nuvertimo istorijoje. Ir tuomet aš norėčiau pažiūrėti į tų žmonių akis, jeigu įvyks toks stebuklas ir bus grąžinta teisė, bent teisė žmogui dalyvauti rinkimuose, kuri buvo iš jo atimta, o rinkimuose į aukščiausią šalies valdžią, net į parlamento narius. Šitos teisės negali paneigti niekas. Lietuvoje ji buvo paneigta, kaip viduramžiais. Aš šito sprendimo tikrai nesitikėjau ir taip esu pajuokavusi vieną kartą, kad tai man primena konstitucinį teistumą. Tai yra nauja tokį dalyką, kad reiškia žmogui atimamos teisės, viena iš svarbiausių politinių teisių visam gyvenimui. Tai man tas buvo nesuprantama. Ir galbūt, tiesiog, nežinau, doktrina atsiliko, čia Konstitucinis teismas padarė tokį šuolį. Nes tokio pagrindo be abejo Konstitucijoje nėra. Tai buvo pasirimta teisės principais, Konstitucijos dvasia ir kaip ir sukurta tokia nauja norma. Tai man asmeniškai tai nėra suprantama, aš negalėčiau už tokį. Girdėt, kad kur nors pasaulyje tai būtų pritaikyta kokiam nors politikui, gyvos galvos uždraus užsiimti politiką. Čia kaip mirties bausmė politikui, taip? Taip, iš esmės, taip. Teko girdėt, kad kur nors taip buvo padaryta? Aš negaliu tiksliai pasakyti, bet man atrodo, Italijoje buvo ten netgi pavardė. Musolinio laikais? Jo. Matot, kaip įdomu. Taip, va toks precedentas yra buvęs.
Kaipgi remiantis šitą istoriją, sakykime, jūs kaip teisininkė su ilgametė praktika galėtumėte apibūdinti tą santvarką, kuri dabar yra Lietuvoje, ES nariai? Муссолини свои грандиозные планы. Среди итальянцев мировой задачей сделать Средиземное море нашим озером. Ko žmonės bijo, sakykite? Kas jūs taip išgąsdino? Iš senų laikų turbūt tas baimės. Tai įsivaizduokit, kaip tas žmogus nebijo žmogelis, jeigu tokia institucija kaip prezidentūra suminas į sutripę sulygina ir tai kaip tas žmogelis nebijos? Jis bijo. Jeigu mokinius ir vaikus pastato, paauglius vaikus pastato, reiškia, prieš prezidentą, taigi čia siaubas. Aš negaliu suvokti tokių dalykų, aš nesuprantu. Reiškia, tie geriečiai, kur va dabar po 1,5 metų jau paaiškėjo, kad jie nėra jau tokie geriečiai. Jis sužlugdyti reikėjo morališkai, dvasiškai ir fiziškai. Fiziškai nepilnai, fiziškai. Bet į beprotnamą jo nebedaug trūko. Ar galėtų kuris nors vienas iš mūsų galingų vyrų, kurie yra patys stipriausi, patys kaip deklaruojami, kad labai galingi, labai darbštus, labai garbingi, kaip dabartinis mūsų prezidentas Jo Ekscelencija Adamkus arba premjeras Brazauskas, jie labai stiprus vyrai, buvę gal sportininkai. Bet jie būtų net laikę tokios įtampos vienos savaitės. Paksas iškentėjo mėnesius ir nepalūžo. Žmogiška grinai prasme man jo to Pakso truputį buvo gaila. Ir matėsi labai, kad jis įvarytas į kampą, kad paskui jau jisai pradėjo net ir dienas maišyti, pirmadienį su šeštadienį, tas rodo kokią milžinišką įtampą žmogus išgyvenęs jau buvo tiesiog, kaip sakoma, ant ribos jau fiziologiškai gali, po to gali sekti ir insultas, ir infarktas, kas tik nori. Vadinasi, jis atkentėjo iš tikrųjų už tai, ko jis nebuvo padaręs. Bet jo pagrindinė klaida tikrai buvo, kai jis pasirinko netikusią komandą. Man tikrai irgi susidarė toks įspūdis, kad, kaip žinot, yra, atleiskit, negražu taip galbūt kalbėti, bet mes žinome kaip šunų ruja. Sakysim, užpuola vienas pradeda ir visi puola savo auką arba net savųjų tarpe. Tai čia man tokį įspūdį sukėlė, bet aš niekaip nesuprantu, kad neatsirado iš tikrųjų tokios žmogiškos gyslelės. Jie laukia galbūt ko, kad jisai nusižudys ar kažką panašaus padarys? Nežinau, bent mano aplinkoje tai iš tikrųjų buvo labai slogu žiūrėti visą tą reikalą ir nesutikau tokių, kurie net būdami, sakykime, galbūt ir nerinkę Pakso prezidentų, vis dėlto atsidūrė užjaučiančiųjų pusėje. Melskitės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Visa sumanimų schema iš tikrųjų remiasi tuo, kad Rolandas Paksas atsistatydins.
Juk prisiminkim tarptautinį izoliaciją vadinamąją, prisiminkim raginimus vyskupų pagaliau, kas irgi buvo šiaip jau, mano supratimu, labai blogai iš tikrųjų. Ir kai nepavyko, kai buvo turbūt suprasta, kad šitas žmogus yra per daug užsispyręs tiesiog, reiškia. Niekas galbūt neprognozavo, kad jis gali tiek atlaikyti. Tada iš tikrųjų buvo pasilta į pagalbą visos įmanomas priemonės. Ir dukra, ir žmona, ir vaikas, ir ko anksčiau niekada Lietuvoje nebuvo daroma praktiškai. Kitaip sakant... Aš manau, kad iš tikrųjų žmonės, kurie modeliavo situaciją, nesumodeliavo jos iki galo. Ir po to jau iš tikrųjų teko imtis visko, kas buvo po ranka. Tai yra, kai tu turi tikslą, kaip, tą žinom gerai frazę, kad tikslas pateisina priemonės. Tai šiuo atveju jis labai puikiai veikia. Aš irgi galvojau apie tai. Ir vienu metu maniau, kad geriausias argumentas būtų prieš tautą būtų Seime, sakysim, pakelti ranką prieš save. Tai būtų, reiškia, visiems laikams ir visoms tautoms pamokymas, kiek tai yra įmanoma, kad, yra riba, kurios peržengti neįmanoma. Negalime. Priešingų atveju jau nebe žmogus sunaikinamas, žmogiškumas sunaikinamas apskritai. Bet matyt, Paksas turi kokį nors ateities projektą ir manau, kad tai padėjo išsilaikyti. Kaip jums pavyko tai ištverti? Kaip prieš jūs susivienijo, galima sakyti, vos ne visos valstybės institucijos ir opinija? Aš galvoju, kad pirmas dalykas, aš puikiai mačiau, kad čia netiesa. Kad čia neobjektyvu. Puikiai mačiau. Ir skaičiau mano priešininkų mintis, kodėl jie taip daro, ką daro. Ir tai daro ne kad demokratiją atkurti valstybėje, ar kad demokratija triumfuotų, bet jie daro dėl savo merkantilinių interesų. Ir mačiau, kokios priemonės yra pasirinktos. Ir kai matai, kad čia yra jų kovos priemonės, tai, sakykime, pasimetimas arba, sakykime, pasidavimas tam, tai yra jų pergalė, ko aš negalėjau savo tokio malonumo leisti, kad jie turėtų tokį malonumą. Tai yra vienas dalykas. Aš mačiau daug suklaidintų žmonių, ant kurių tu negali pykti. Tai jeigu 6 mėnesius nuo ryto iki vakarų liejasi pagieža, šmeižtas, tulžis, neapykanta, melas, tai, patiki žmonės. Nors dar kartą kartoju, nenorėčiau net pačiam didžiausiam priešui palinkėti, pabūti bent vieną dieną to gyvenimo, kokį man teko patirti šiek tiek ilgiau. Aišku, tai yra sunku, nes įsivaizduoti save jo vietoj, būtų gan sudėtinga. Jūs neįsivaizduojat? Sunkiai įsivaizduoju. Atlaikytumėt tokį dalyką, nors jūs gyvenime turėjot žiaurių išbandymų, buvot sudužę su lėktuvu. Atlaikytumėt tokį dalyką? Gal aš kitaip žiūrėčiau trupučiuką. Galvočiau, kad viskas laikina ir viskas praeis. Ir iš tikrųjų mūsų gyvenimas laikinas. Ir šita tamsi dėmė, kuri ant Rolando Pakso yra uždėta kokiu tai tamsių jėgų
arba bendros psichozės, kaip sakiau, tai jinai irgi po truputėlį išviesės ir ateitis parodys, kad visa tai buvo mūsų klaida. Kodėl, kai jisai buvo taip akivaizdžiai trypiamas, nesiskaitant su jokiom etikos, moralės normom, kodėl iš esmės, kaip beveik visi tylėjo? Visi stebėjo šitą procesą ir tylėjo. Su retom išimtim. Matot, visada yra lengviau būti ten, kur dauguma. Visada yra lengviau kaltinti. Galų gale, juk prisiminkim, daugelis žmonių išgarsėjo per apkaltą. Daugelis gavo postus, diplomatinės tarnybas. Tai buvo paranku. Supratat, kada vieną juodinį, tai kažkaip... Tai Herostratas irgi iki šiol žinomas, kaip garsi asmenybė, ar ne? Na taip. O jūs savo radote atsakymą, kur yra šitokios neregėtos per šitos 15 metų neapykantos priežastys? Kodėl jūs šitaip jie... Manau, mumyse, mes gi bijom. Baimė mus valdo. Aš manau, kad mes vis dėlto atėję iš tų tarybinių laikų neatsikratėm savo kompleksų. Ir aš nežinau, ar mūsų karta jau atsikratys. Nes tikrai buvo keista kartais klausyti žmonių, nes tu žinai, kad jie supranta. Ir tu žinai, kad privačioje kompanijoje kalba kitaip. Netgi neginant Pakso, jeigu, tarkim, užteko pasakyti, aš manau, kad tai, kas vyksta, čia yra blogai, nekalbant apie Paksą kaip apie prezidentą. Tai reiškia, kad buvo žiūrima, aš tą pats puikiai prisimenu, tai reiškia, kad buvo žiūrima kaip blogietį, vadinkim, taip ar ne, reiškia. Tu buvai ne toj pusė, ne toj stovyklai. Ir tai grėsia labai daugelių dalykų, tai grėsia, tarkim, darbė tau grėsia, tavo požiūrį, reiškia, aplinkinių ir nedaug kas norėjo rizikuoti, tai dalis galbūt tiesiog buvo linkę patylėti, nieko nesakyti. Jūs kartu su kitais Helsinkio grupės nariais pasirašėt kažkada labai aštrų pareiškimą dėl Konstitucinio teismo nutarimo. Turint omeny jūsų luomą dar ir kuriame yra tam tikra subordinacija, kaip jūs išdrįso pasirašyti tokį pareiškimą? Aš gal nepasirašiau jo pareiškimą, vienas iš tų kūrėjų šito pareiškimo esu. O kadangi esu kunigas, netiesai pritarti negaliu. Man kunigo sąžinė neleidžia. Tas yra tam, aš ir kunigas, kad turiu, kaip šventajame rašte yra parašyta, turiu liudyti tiesą. Bet bažnyčios hierarchai Rolando Pakso atžvilgiu laikėsi visai kitos pozicijos. Ar tai jums netrukdė apsisprendžiant? Bet tai yra mano privati nuomonė. Jūs ne dėl to atsidūrėte švenčionėlėse iš Vilniaus senamiesčio, ne dėl šitų pareiškimų jūsų? Manau, kad ne. Manau, kad ne. Jūs pats savo atsakėte į klausimą, kas vis dėlto jį nuvertė, kas nuvertė prezidentą Paksą? Taip. Taip. Tai yra atitinkamos finansinės grupuotės, kuriem prezidentas buvo neparankus. O lėktuvo gedimai, iš kurių tarp kitko irgi šaipydavosi kai kas, buvo jie? Na, šaipėsi tada iš visko, ką be pasakytum mano komanda, šaipėsi iš visko. Buvo tų lėktuvų gedimų, buvo tokie labai įdomus. Vienas iš jų buvo, kai aš buvau Tauragėje ir būtent tas lėktuvas turėjo būti atskraidintas man. Čia dar buvo prieš prezidento rinkimus ir tas lėktuvas, ačiū Dievui, nenukrito, kadangi patyręs lakūnas buvo, bet nusileido avariniu būdu. Kitas įdomus toks atvejis buvo, kai man teko skraidinti Europos plėtros komisarą, Europos Sąjungos plėtros komisarą Ginterį Verheugeną. Būtent tas lėktuvas po 3 valandų nukrito ir technikai niekaip negali suprasti, kas atsitiko su tuo lėktuvu. Būtent šitas lėktuvas nukrito.
Būtent. Prieš skridimą po tiltu irgi mes turėjom problemų su technika, bet čia gali galvoti vienaip, čia gali galvoti kitaip. Bet ar tai buvo tokia, kaip pasakyti, žiūrint iš jūsų ilgametės patirties kaip lakūnų piloto? Sutapimų logika, arba, sakysim, tie sutapimai, einantis vienas paskui kitą, duoda pagrindą galvoti, kad kažkas galėtų būti. Duoda pagrindą galvoti. Aš, Valdas Adamkus, prisiekiu tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus. Kaip atrodo po Rolando Pakso atstatydinimo, kai ten nuolat visą laiką refrenu skambėdavo ta frazė kaltinimuose? Ir tuo pažeidė prezidento priesaiką ir konstituciją, ir tuo pažeidė prezidento priesaiką ir konstituciją. Ir kai žinai, kad po to jį pakeičia prezidentas, kuris yra pažeidęs konstituciją, kadangi 3 metus negyveno Lietuvoje. Ne, tai šia prasme aš visiškai, man net klausimų, net nekyla jokių abejonių iš viso. Aš nuo pat išrinkimo valdo Adamkus sakiau, kad tas žmogus atėjo į aukščiausią valstybės postą, perlipdamas per Lietuvos įstatymus. Ir tas yra akivaizdu. To net ginčyti nereikia niekam. Ir dar, kad Paksą nustumsim, turėsim ramybę Lietuvoje. Pakso nėra. Grįžo ponas Adamkus, ką mes turim Lietuvoje? Didesnio balagano, didesnių skandalų ir tiek daug masiškai. Tai per visą Lietuvos istoriją nebuvo. Tarybiniais laikais, aš jau dabar žiūriu televizorių taip. Pažiūriu tik tai oro prognozę. Visa kita jau manęs nedomina, aš nenoriu, man jau per daug, jau tarsi būtum kokiais antibiotikais apšertas šitais skandalais, šitom intrigom, šitais nepabaigiamais kyšių visokiais ir visokiais tenai slapukavimais ir visos kokios tik įmanomos machinacijos. Valstybėje, kokia jį bebūtų, didelė, maža, jeigu jos piliečių akyse ir širdyse ji nustoja buvusi vertybei, jeigu už ją nieks neguldytų galvos savo jaunystę, savo reiškia, kaip už idealą, ta valstybė laikosi kaip klevo lapas vėlyvą rudenį ant šakos. Ne dėl to, kad jį stipri ir galinga, o dėl to, kad nėra vėjo. Vat Lietuvai šitas momentas jau yra atėjęs. Ir aš labai su didelė baime galvoju, kad pasikartos tai, kas pasikartojo Žečpospolitos atveju, kad pasikartos tai, kas pasikartojo pirmosios Lietuvos Respublikos atveju. Dabar jau mes prinokom, pagal savo amoralumą mes prinokom dar kartą tą patį. Istorijoje šitie apkaltos dalyviai bus pavaizduoti kada nors kaip Lietuvos valstybingumo priešai. Ką mes šiandien turim? Tai yra šito perversmo pasiekmės. Pasiekmės, ką mes šiandien turim. Tai yra baisus nusikaltimas prieš lietuvių tautą, Lietuvos valstybę, tai šitas susidorojimas su Paksu. Ir aišku, kad tie jaunieji, kurie suvaidinę tą vaidmenį tada, kas vakarai visas televizijos stotis lyzdami ir kalbėdami, jie nesuprato patys, ką jie daro. Kadangi jiems yra gyvenimas prieš akis. O vis tiek
dabar daugelis žmonių tebeturi tos postus, kurie kaltina, reiškia, tuometinį prezidentą. Tie žmonės nueis, jaunimas turės juos pakeisti ir kokią savo rekomendaciją atsineš iš jaunų dienų. Kas toliau? Ką jūs darysite toliau? Lauksite Strasbūro sprendimo? Strasbūro žmogaus teisių teismo. Žiūrėkit, praėjo po balandžio 6 dienos, tai yra 2004 metai, balandžio 6 diena, nepraėjo dar 2 metai. Istorijos atžvilgių tai yra visiškai nedaug. Aš įsivaizduoju, kad būtent tokie dalykai kaip perversmai įeina į valstybės istoriją. Kiek daug nuo to laiko jau pasikeitė? Dar nėra 2 metų. Jau nebėra kaltinimų. Jau aš išeinu į gatvę, aš matau žmonių šypsenas. Aš nebespėjau skaičiuoti žmonos, per žmoną man perdodamų tų sveikinimų, palinkėjimų. Kaip lakūnas buvęs pilotažnikas, kai tu turi akis pakaušį praktiškai, kai reikėdavo išeiti į gatvę po to perversmo. Pastebiu aš tos žvilgsnius, kokie buvo tada ir kokie yra dabar. Jie visiškai skirtingi. Viskas keičiasi. Aš tikrai nenorėčiau kalbėti apie savo taktinius arba kažkokias tai strateginius veiksmus, bet aš sieksiu, kad visi tie kaltinimai dingtų. Aš sieksiu dalyvauti rinkimus. Aš sieksiu prezidento posto ir aš sieksiu, kad ta programa, kurią aš galvoju iš tikrųjų yra labai reikalinga, kurią galvoju labai reikalinga Lietuvai, būtų įgyvendinama. Ir dar daugiau. Aš sieksiu, kad prezidentui būtų suteikti įgaliojimai. Ir kad jis galėtų nepasislėpti žmonių nugarų ir pasakyti, jie blogai daro. Kad jis turėtų įgaliojimus spręsti savo vadovaujamus valstybės klausimus. O neslėptis, aš iš šono žiūriu, o jūs esat blogi. Štai ko aš sieksiu. Jūs rimtai tikite tuo, kad jūs grįšite į prezidentūrą? Kuo remiasi šitas jūsų įsitikinimas? Kad jūs sugrįšite? Niekas negimsta iš neteisybės pasaulyje. Niekas negimsta iš neteisingumo. Ir negalima statyti ant tokių pamatų toliau valstybės. Negalima. Ir ką jūs tada padarysite su šitais veikėjais, kurie su jumis taip elgėsi negailestingai, nežmoniškai ir žiauriai? Jūs ką, už gerklės jos paimsit sugrįžęs? Ne, bet kokiu atveju, kaip nekeistas skambėtų, aš sakau, aš dar kartą kartuoju, aš esu katalikas, aš jiems esu atleidęs. Jūs manot, jie patikės? Aš žinau, kad jie nepatikės. Aš žinau, kad nepatikės. Bet aš visiškai nekalbu dabar politiškai, kad nebūtų toliau puolimo ten prieš mane, jeigu aš jiems atleidau ir panašiai. Aš ne apie tą kalbu. Aš kalbu kaip žmogus. Nes neatleidus neįmanoma gyventi toliau. Bet lygiai taip pat noriu pasakyti, kiekvienas žmogus Lietuvoje turi gyventi ir atsakyti pagal įstatymą. Jūs žinot ką, jie toks yra neįtikėtinas paradoksas. Jie norėjo jūs sunaikinti, ar ne? Ir kai jūs turbūt atėjote, jūs nebuvo toks ryžtingas, kai dabar, kai atėjote į prezidento postą, ar ne? Bet jie perlėda jūs per siaubingą mėsmalę ir iš jūsų turbūt padarė ryžtingą žmogų, ką? Na, ryžto neužtenka man, aš taip galvoju, kad iš tikrųjų gal jis ne visuomet pasirodo. Bet aš turiu omeny, kad jūs dabar turbūt imtumėtės tokių veiksmų, kuriems anksčiau nebūtumėt ryžęs. Manau, kad taip. Bet žinot, aš atleiskit galbūt labai niūriai formuluoju, bet jų vietoje aš tikrai susirūpinčiau, ką su jumis daryti būtent dabar. Viskas yra Dievo rankose. Žmogus turi tik tai dirbti ir tikėti. Ir kuo daugiau jūs panaikinsit ir kuo aukštesnių lygių jų kaltinimus jums prikabintus, tuo jūsų padėtis bus pavojingesnė. Aš jums linkiu tikrai šviesios ateities, bet turėkite tai omeny. Dėkui.